Sveiki, aš esu Mažvydas Jastramskis ir šiandien norėčiau su jumis pasikalbėti apie Donaldo Trumpo gerbėjų Lietuvoje mėgstamą argumentą, kad jis yra nenuspėjamas ir svarbu, ką daro, o ne ką šneka. Tačiau jau gana aišku, kad antra JAV prezidento kadencija yra gerokai labiau nuspėjama. Jo administracija daro tą, ką ir žadėjo rinkimų kampanijos metu. Laikas nusimti oranžinius akinius ir matyti realybę. Trumpas buvo politinė ir tarptautinė mįslė 2016 metais. Dalis su juo sėtų mūsų nuogastavimų tada neišsipildė. Nors NATO partnerių pasitikėjimas vieni kitais sušlubavo, alijansas nesugriuvo ir amerikiečių kariai liko Europoje. Trumpas rodė pagarbą Vladimirui Putinui ir neigė Kremliaus kišimąsi į JAV prezidento rinkimus, bet dar Baracko Obamos administracijos įvestos sankcijos Rusijai buvo tęsiamos ir netgi išplėstos. Visgi pastarųjų 10 dienų įvykių visuma, nuo mainų išlaisvintais kaliniais konteksto iki derybų dėl derybų Saudo Arabijoje be Europos ir Trumpo pareiškimo apie Volodimirą Zelenskį, visa šių įvykių visuma nepalieka dviprasmybių. JAV užsienio politika Rusijos atžvilgiu keičiasi esmingai. Santykiai yra perkraunami ir matome jų atšilimo pradžią. Galima nežinoti derybų detalių, tačiau ir kalbos ir žinomi veiksmai rodo viena kryptimi. Trumpas su Rusija elgiasi kaip su potencialia, o gal jau reiktų sakyti, kad būsima sąjungininkė. Su Ukraina lyg su paniekos verta kliūtimi. Su Europa, bent kol kas, kaip su konkurente arba geriausiu atveju įkyriai zyzančia muse. Netitikimą tarp šnekų ir darbų pirmoje kadencijoje nemaža dalimi galime paaiškinti tuometinės politinės aplinkos įtaką, bet dabar nenuspėjamumą iš šio šaltinio galime dėti į stalčių ir užrakinti. Išsilaisvinęs nuo patyrusių patarėjų ir senosios Respublikonų gvardijos, Trumpas elgiasi pagal savo pažiūras. Ką matome dabar, galėjome lengvai išvesti šio rinkimų kampanijos ir netgi iš gerokai anksčiau. Trumpas liko Trumpu, tik dabar jis gali žymiai daugiau, pasitikėjimas savimi dar išaugo. Kongrese dauguma trapi, bet Respublikonai yra daugmaž nuolankus ir ten dominuoja ištikimi Trumpui. Prezidentas dabar žymiai geriau pažįsta Vašingtono subtilybės. Taip pat žino, ar tiksliau mano žinas, tarptautinius vadovus ir kaip su jais gali elgtis. Politikos tyrėja Elizabeth Saunders teigia, kad Trumpui būdingi 3 giluminiai įsitikinimai, kurie nesikeičia nuo pirmos kadencijos. Jas dar 2016 metų pradžioje apibūdino žurnalas Politico, kartu pastebėdamas, kad tai primena XIX amžiaus užsienio politiką. Pirma, Trumpas yra įsitikinęs, kad tarptautiniai alijansai JAV neapsimoka, o vakarų šalis per juos amerikiečius kone apiplėšinėja. Jau pirmoje kadencijoje siekis įvesti kasos aparato sąlygas į NATO kolektyvinę gynybą. JAV gal ir gins, jeigu patys susimokėsite. Tai skyrėsi nuo visų kitų pokario JAV prezidentų. Kalbos apie JAV pajėgų mažinimą Europoje nėra tik poza, jos labai suderinamos su ilgametė Trumpo panieka tarptautiniams įsipareigojimams. Atitinkamai tai, kad kiti vakarai yra sodinami prie vaikų stalo, kol JAV administracija inicijuoja derybas su Rusija, irgi nėra tik vienkartinis manevras. Tokia logika nuosekliai kyla iš Trumpo galvosenos, kurioje alijansai JAV nėra reikalingi, o Europos saugumas pačios Europos reikalas. Antra, Trumpas nemėgsta daugiašalės prekybos susitarimų ir globalios ekonomikos. Vėlgi, jis galvoja, kad JAV nuo šitos tvarkos kenčia. Prezidento kalbos apie tai, kad tarifas jam yra gražiausias žodis, virsta į darbus. Ir ne tik Kinijos atžvilgiu. Nuo kadencijos pradžios Trumpas skelbė vis naujus dvišalių muitų planus. Net jeigu šie planai pirmiausia yra dvišalio spaudimo priemonė, toks elgesys vis tiek reiškia naują JAV ekonominės užsienio politikos kursą, o gal greičiau seną, grįžtant į merkantilizmo principais pagrįstą XIX amžių. Ypač kai tas yra taikoma JAV draugiškoms valstybėms, tokioms kaip Kanada ar ES šalis. Trečia, ir galbūt netgi svarbiausia, Trumpas nuo seno simpatizuoja politikams, kuriuos jis laiko tvirtais ir stipriais, o tai persidengia su autoritarinių režimų lyderiais. Jo pagarba, o kartais kone atviros pagiros Viktorui Orbanui ar Vladimirui Putinui, jos buvo matomos ne viename prezidento pareiškime. Ir tai nėra tik oro virpinimas.
Šios nuostatos daro įtaką ir Trumpo vidaus politikos stiliui, balansuojančiam ties įstatymų riba ir tarptautiniam elgesiui. Pastebėkite, kiek kritikos iš naujos JAV administracijos sulaukia agresorius Putinas, lyginant su vakarų valstybių ar Ukrainos lyderiais. Tarptautiniuose santykiuose žodžiai arba jų nebuvimas yra veiksmai. Turime pakankamai žinių apie Trumpo vertybės, kad matytume nuoseklumą. Atitinkamai nebėra jokių iliuzijų dėl JAV administracijos paramos Ukrainai. Trumpo komanda rinkimų kampanijos metu į tai žiūrėjo skeptiškai. Jo klausantis respublikonai blokavo papildomą paramos paketą kongrese. Trumpas kalbėjo apie tai, kaip išrinktas greitai užbaigs karą. Viskas iš esmės juk buvo pasakyta. Užteko tik pridėti 2 prie 2. Jeigu tu netesi paramos Ukrainai ir užbaigsi karą, reiškia, tai darysi suartėdamas su Rusija. Pamoka mums visiems – geriau įsiklausyti į tai, ką šneka galingi politikai, ypač tai, ką jie šneka daug metų. Jie taip ir darys. Dabar neatitrauksi akių. Galėsi nusikelti net į Paryžių. Pakelti emocijas į aukščiausią lygį. Ar tiesiog šokti iš laimės. I know the suspense is killing you. Nes Telia Play dabar su Netflix. Gauk Netflix, TV kanalus, Telia Play Plus turinį vos nuo 15,90 € per mėnesį. Viskas kartu apsimoka. Turi Telia Play, turi viską.